Danijoje po 2001-2002 metų. Danijoje ir dėl to dažnio labai daug informacijos. Labai daug darbo automatinio dirbtinio intelekto. Karočią. Kai pradėjau bėgti maratonus ir tokiu greičiu gyvenimas užsisuko. Parvažiavusi į Lietuvą, planavusi. Danijoje pasibaigus savo darbą, susiradusi Anglijoje darbą. Aš supratau, čia mano kūnas, bet aš tiek daug kažko praradau. Žiūrėdama į save mačiau pasaulį, kuriame tamsu ir kilo klausimas, kas čia yra. Žiūrėjau paveikslą, apėjau tas vietas scenas, kur prieš 2 metus į Daniją išvažiavusi į Lietuvą, kur buvau, kur mokiausi. Klausiausi viskas aš. Kas aš? Ir 12 kilometrų sekmadieniais bėgiodama maratonus. Ir kad priėjau ribą, supratau, stop. Ta dienos princesės, šitas visas ryškiai režimas užsivojęs. Davai viską atverst, atžiūrėt. Su STT paskambinau, klausiau atitinkamų dalykų. Man visi kaip durni. Nieko. Lietuva tada neturėjusi nei paranoiško, nei neparanoiško. Tik tai griežta kontrolė po šitiek metų. Po 2002 metų. Klausė manęs, tai tu nesergi. Tai kodėl aš stabili? Kodėl dėl ta medžiaga atėjusi supratimas į teta dažnės? Todėl, kad aš analizuoju, dirbu protinį darbą. Tai vadinasi darbas. Aš geriu neuroleptikus ir aš dirbu. Kaip automatas su dirbtiniu intelektu, dar reiškia pagalbas. Ir dar svarbiausia tai, kas ataugo tos žalios